Ledo ritulininkai prasidėjus atkrintamosioms nesiskuta, o ką daro Nedas Pacevičius prasidėjus LKL atkrintamosioms kovoms? Norisi tikėti, kad lygiai taip pat kaip ir reguliaraus sezono rungtynėm. Kažkaip aišku, žinom, kad ta kaina ir ta atsakomybė rungtynių bus visiškai kita, bet aš kaip ir minėjau po paskutinių rungtynių, tikrai norėtųsi, bet vis dar nesam ta komanda, kuri galėtume žiūrėti kažkur tais labai tolyn. Turim sekančias rungtynės su Klaipėda, turim jas namie ir turim apie jas galvoti. Ir kaip bent jau bandžiau įteikti komandai, sakykime, man tapus treneriu, taip ir nieks nesikeičia ir dabar, kad mums artimiausios yra rungtynės pačios svarbiausias, kaip manęs klausė ir sezono metu, ten Europos taurė, savaitgalį laukia LKL rungtynės, mes nežiūrėjom kažkur labai toliau, tai kažkaip ir šiuo atveju viskas eina irgi labai panašiai. Reguliariam čempionate 3 kartus buvo žaista su Neptūnu ir 3 kartus iškovotos pergalės, 2 iš jų triuškinamos. Dabar, kai žvelgiat į tai, kas buvo sezone prieš šitą varžovą, tai yra pranašumas ar nėra jokio pranašumo, kad tarkim yra iškovotos 3 pergalės, aišku, paskutinė buvo labai sunki. Tai aš galvoju, reikia labai iš tikrųjų atskirti tas 3 pergalės, nes jos buvo pasiektos labai, sakyčiau, skirtingais sezono laikotarpiais. Tai tiek spalio mėnesį, dar jeigu pridėtume Garaso taurės turnyrą rugsėjo mėnesį, tai irgi lygiai taip pat pakankamai lengvai laimėjom. Manau, kad viskas, kaip sakau, čia banaliai skamba, bet viskas prasideda iš naujo ir net paėmus, sakau, tas paskutinės rungtynės praėjusią savaitę su jais Klaipėdoj, tai tikrai matėm, kad komanda yra geram pakilime, komanda kažkiek išsiryškinu savo tas stiprybės ir bus pakankamai reikalų juos stabdyti ir manau, kad visos tos rungtynės žaistos anksčiau, kažką aišku mes galim paimti, tai yra normalu tam tikrus momentus, bet kaip ir minėjau, play-offuose kažkur prasidės kitokie dalykai, ten mažiau tos taktikos, mažiau kažkokių tais gudrybių didelių, bet viskas apie didelę širdis ir apie didelį norą bus. Kur slypi Klaipėdos Neptūno didžiausia jėga, didžiausias pavojus varžovams? Kur matote tai? Aš galvoju, labai geras balansas tarp tų patyrusių žaidėjų, kaip Janavičius, Gailius, Girdžiūnas ir beprotiškai didelio talento, sakykime, žaidėjas kaip Tubelis. Tai dar prie to pačio ir Sargiūną pridėčiau, kuris irgi tikrai labai gerą tą balansą tarp jų išlaiko. Taip kad manau, kad čia tas ir yra, mes praėjusiais metais matėm Rytui, buvo problemų su jais žaidžiant play-offuose. Sakau, dabar dasidėjus Tubeliui, labai gaunas tas balansas, kuris ir dabar, sakau, išsiryškinus jiem tas rolės daugiau, taip kad labai pavojingas varžovas. Tose rungtynėse pergalingose sezone prieš Neptūną geriausiai sužaidė 2 žaidėjai – Jeffrey Tayloras ir Rašydas Suleimonas. Ar tai yra tie lyderiai, kurie iš tikrųjų ir patys turi suvokti, kad šioje serijoje, prasidedant ketvirtfinaliui, turi imtis sudėtingą akimirką lyderystės? Mes visi turim būti tam pasiruošę. Faktas, kad jie paskutiniu metu turėjom tiek su Žalgiriu, tiek su Neptūnu tose įtemptose momentuose, ko aš galvoju, nuo kokio vasario mėnesio mums labai trūko tokių rungtynių, kokias mes turėjom praėjusią savaitę, tas 2. Tai tikrai pasimatė tas tiek Jeffo, tiek Rašydo veidas, kad jie sunkiais momentais tikrai nesikrato tos atsakomybės, bet aš galvoju, kad visi turim būti tam pasiruošę, nes tu niekada nežinai, kokia bus diena ir vėlgi nežinom, kokia bus gynyba galų gale varžovų, galbūt darys viską, kad neduoti išsimesti tiem žaidėjim ir panašiai. Mes manau, kad play-offai yra apie tai, kad tos atsakomybės turi būti pasiruošę imtis visi, ta prasme, nebūtinai tai kalba apie metimus ar apie dar kažką, bet tai yra lyderystė tiek ant suolo, tiek rūbiniai, tas yra labai svarbu, ypač tokioj trumpoj serijoj, kaip su Neptūnu, sakyčiau, tai yra labai trumpa serija iki 2 pergalių, kur gali, kaip matėm pernai, viskas labai greitai apsisukti ir pasikeis, tai manau, sakau, visi tokie smulkūs dalykai, kartais net ir nematomi krepšinio žiūrovui, nematomi aikštelėje, jie yra labai svarbus. Paminėjot tą seriją, kuri Vuls organizacijai be jokios abejonės buvo labai skaudi ir tikriausias šokas praėjusiais metais ketvirtfinaliai su Jonava.
ką Wolves turi prisiminti iš to praėjusio sezono, ką turi išmokti, kad, nepasikartotų tai ir šiais metais? Aš galvoju, reikia suvokti vieną dalyką, kad neskaitant, kas tau ar pavyko ar nepavyko praėjusią ataką, tu turi į sekančią ataką eiti su visiškai švaria galva. Ta prasme, nepasisekus vienam kitam momentui, jų bus, ta prasme, bus visokių tų momentų. Tu negali savęs susiblokuoti, kad kažkas tai nepavyko ir dabar yra kažkas tai blogai. Ne, ta prasme, tai yra 40 minučių rungtynės, kur vėlgi reikia pripažinti, kad Neptūnas atvažiuos su galbūt mažesnė netgi presija, taip kad, sakau, turim būti pasiruošę viskam, bet aš sakau, tikrai tikiu, kad mes per šios metus iš tikrųjų praėjom tiek tų sunkių momentų, tiek žaisdami Europoje, tiek ir Lietuvoje, kad, aš galvoju, kad vis tiek mes kažkaip tais mus kaip sakyt, nugludino visi tie sunkumai ir aš kažkaip tikrai noriu tikėti, kad vyrai su teisingu to požiūriu visų pirma ateis į pirmadienio rungtynes. Vis daugiau naudos atrodo duoda Arturas Žagaras, ką galite pasakyti apie jį, ko galima tikėtis iš jo po tokios sunkios traumos šioje serijoje? Ar galima tikėtis, ar tiesiog paleisti aikštelę, ir matyti, duos ar neduos kažką? Ne, tai aš dėl Arturo jau pasisakiau ir po paskutinių rungtynių, kad mes per grubiai šitus 8-9 mėnesius per 30 reguliaraus sezono rungtynių jisai su kai kuriais žaidėjais sužaidė tik 3 mačus. Tai yra su Pasvaliu buvo rungtynės, jeigu neklystu, balandžio 20 dieną, tai jisai sužaidė pirmas rungtynės su kai kuriais žaidėjais. Tai mes faktas, kad dar to ryšio ieškom, faktas, kad jisai labai nori, kaip ir irgi iš pradžių kalbėjau. Jisai visų pirma yra labai, kaip sakyt, alkanas tiek savo, tiek kitiem parodyti, kad jis jau pilnai atsigavęs po traumos ir mes net nebejojam jo tiek fizinę kondiciją, tiek jo galimybėm. Tik tai yra kitas dalykas, kad mes visi turim suprasti, kad komanda kažkaip tai lipdėsi, klijavosi vienaip ir atėjus gali net sakyti sąlyginai naujam žmogui, taip, jis buvo sezono pradžiai, bet kažkur turim pradėti taikytis vieni prie kitų, tai tikrai stengiamės, daug kalbam, daug dirbam, bet kuriuo atveju aš galvoju, tai yra mūsų didžiulis pranašumas, kad jisai grįžo ir prie tam tikrų, manau, situacijų, kaip ir matėm su Žalgiriu rungtynėse, jisai mums buvo labai labai svarbus ir tikimės, kad tose play-offuose jisai dar pridės. Tos rungtynės daugelis akcentuoja, kad su Žalgiriu neturėjo jokios įtakos, reikšmės didelės ir taip toliau. Bet galbūt vis dėlto ta pergalė duoda prieš atkrintamasias tokio dar papildomo emocinio užtaiso ir pasitikėjimo savo žaidėjams, ar kaip tik nereikėtų užmigti ant tos emocijos, kad aš nugalėjau Žalgirį, aš jau dabar esu, toks labai jau neblogas, geras. Ne, užmigti tikrai nereikia, bet iš kitos pusės jūs man parodykit komandą Lietuvoje, kuri taip dažnai prie Žalgirį laimi, kad galėtų sakyti, ai čia nieko tokio. Tai aš kaip tik taip, aš minėjau ir galiu pasikartoti, kad tai buvo vienas iš 30 reguliaraus sezono rungtynių ir tai buvo dar vienas taškas, bet pati emocija ir taip toliau, aš sakau, mums nereikia apsimetinėti kažkuom, ta prasme, gerai šiais metais Neptūnas tas pats 2 kartus laimėjo prie Žalgirį, daugiau mes esame antra komanda, kuri 2 kartus per sezoną laimi prie Žalgirį, dar turėjome vienas lygiasias, tai aš galvoju, kad mes nereikia kažkuom apsimesti. Mes džiaugiamės, mes nugalėjom gerą komandą, mes nugalėjom Eurolygos komandą, kuri lygiai taip pat ruošėsi tiem patiem LKL play-offam ir kurie lygiai taip pat norėjo laimėti tas rungtynės. Tai aš norėtųsi tikėti, kad tos papildomos emocijos tokios mums tą pergalę pridėjo, bet labai gera pastaba, užsiliuliuoti negalim, nes viskas po tų rungtynių prasidėjo iš naujo. Wolves klubui šitas sezonas apskritai yra, atrodytų, kolektyvas suburtas, daug žaidėjų potencialių, bet net nebuvo galimybės parodyti tą potencialą, todėl kad pradžioj sezono vienas lyderis, viduryje antras, trečias ir taip toliau ir taip toliau. Kaip galvoja, čia akimirka, dabar atrodytų, kai jau gal net ir visi žaidėjai sveiki, kiek procentaliai Wolves rodo tikrai savo veidą ir kiek galbūt dar yra rezervo, kalbant apie atkrintamųjų maratoną? Aš norėčiau tikėti, kad to rezervo mes dar turim ir tikrai mes net paėmus tas paskutinės rungtynės su Žalgiriu, aš nekalbu apie rungtynės su Neptūnu, kur tikrai pirmoji pusė mes daug kur nusileidom.
tu net žiūri po laimėtų rungtynių, tu turi aibę variantų dar geriau sužaist, laiku padaryti pražangą, laiku, sakykime, susirotuoti ir panašiai. Tai aš kalbu, kad čia play-offuose dalinai spręsis rungtynės iš būtent tokių epizodų. Tai tas manau, ir yra, kad mes kaip ir apsiklijavę, kaip ir minėjot patys, ir neina kalba apie kažkokį tais individualų žaidėjų ten, sakykim, pajėgumą, kas dar galėtų pridėti, bet būtent apie tos komandinius tokius veiksmus, kaip susikalbėjimą, kaip sakykime, išnaudojimą, kaip ir sakau, tų stipriųjų pusių. Čia, manau, yra mūsų pagrindiniai tie, kur mes tikrai galim stieptis dar į viršų ir tikimės, kad čia per tas, kiek liko 3-4 dienos, mums pavyks dar su tuo akcentavimu bandyti tą kaip sakyti, išnaudoti. Pakankamai, visos rungtynės yra svarbios, bet taip, žvelgiant į aikštės šeimininkus, tai pirmos rungtynės yra svarbesnės negu antros. Nemanot, ką noriu pasakyti, kad pirmųjų rungtynių su Neptūnu svarba yra tiesiog milžiniška ir praėjusių metų pavyzdys galbūt irgi tą tik tai patvirtina? Tai aš iš savo patirties galiu pasakyti, dirbant Utenos komandai, žaidžiant ketvirtfinalio rungtynės pirmas išvykos su Lietkabeliu, tikrai jautėsi, kad mes atvažiavom labiau atsipalaidavę, negu tuo metu buvo Lietkabelis, tai kažkiek gal yra tiesos, bet sakau, aš manau, kad žaidėjai tą supranta ir tikrai iš vienos pusės galim sakyti, taip rungtynių pradžia svarbi ir panašiai, bet kiek mes tų tokių rungtynių per paskutinius kelis mėnesius, kurios mums realiai buvo play-offinės rungtynės, tai tiek su Lietkabeliu čia, tiek su Utena čia, mes tikrai pakankamai gerai ir su gera energija pradėdavom tas rungtynės ir jas užbaigdavom. Tai aš sakau, kažkaip šitą galvoju komanda mūsų turi ir tų patyrusių žaidėjų ir žaidėjų, kurie yra antri metai komandoje, kurie matė tą, sakykime, tas pamokas iš praeitų metų. Manau, kad tikrai turim pakankamai tos patirties, kad išlaikyti, kaip sakyti, šaltas galvas šitoje vietoje. Treneris Vovoras, buvo pakankamai kietas riešutėlis paskutinėse rungtynėse. Kokio žaidimo stiliaus jisai yra propaguotojas, koks yra Neptūnas, kalbant apie ne asmenybės, kurias jau išvardinot, bet apie patį žaidimą. Ar tai yra gynybinė komanda, ar tai yra individualiai paremtų talentų komanda? Ne, tai daugiau sakyčiau, tokia sisteminė bando būti komanda, kuri žaidžia kietai visų pirma, pradeda viską nuo savo gynybos. Tai manau, kad pakankamai tikrai turi, kaip ir kalbėjom prieš tai, patyrusių žaidėjų, disciplinuotų ir tiek. Tikrai matosi trenerio braižas, žinom play-offuose vėlgi, kad dar kažkokių siurprizų galima tikėtis. Taip, kad bandom ruoštis viskam, bet vėlgi tu labai, tu per daug nepriruoši čia tų naujovių, kada vis tiek viskas atsistos tavo rungtynių metu į tavo seną bagažą ir į tavo žaidėjų individualų meistriškumą ir jų nervus, sakykim taip. Gali būti, kad negirdėsim, o gal ir girdėsim, visko būna, bet jeigu neišgirstumėm, ką prieš rungtynes akcentuosite savo žaidėjams, pačius svarbiausius key faktorius? Išlikti kartu, mėgautis ir sunkiais momentais nebijoti imtis atsakomybės.